Sveiki visi, šiandien eksplorinam apleistą atrakcionų parką pavadinimu Vaikų pasaulis. Šis parkas turi gana daug įspūdingų ir didelių atrakcionų, tokių kaip karuselės, supynės, apžvalgos ratas ir amerikietiški kalneliai. Kažkada jame lankydavosi gana daug žmonių, vėliau parkas tapo avarinės būklės, nepaisant to jis vis dar gan ilgai veikė. Vėliau žinoma buvo uždarytas, taigi dabar keliaujam į vidų. Taigi esam prie pačio atrakcionų parko. Na ir dabar eisim į jį, žinoma. Čia biškį reikia perlipti tvorą. Turim čia kažkokį pirmą pastatą. Čia, nežinau, čia tokia kaip scena, kažkas tai tokio. Kažkokie ženklai dar likę. Tas ratas iš tikrųjų žiauriai gerai atrodo. Kaip ir tie kalneliai, žiauriai gerai atrodo. Čia dar likus kėdė kažkokia. Sulūžę grindys, jo. Suoliukai kažkokie tai. Kągi einam dabar prie atrakcionų. Labai įdomiai atrodo, net neįsivaizduoju, kas čia gali būti. Čia suptis, supynės, karočią. Kas čia per atrakcionas? Kaip įdomi. Gerai, dabar judam toliau. Čia dar yra nemažai ką apžiūrėti. Va, čia. Besisukančios supynės parašyta. Registracijos numeris kelimo gale 320 kg. Jo, žodžiu. Vietų skaičius 4. Ten 4 žmonės tilpdavo. Arba turėdavo būti tenai 4 žmonės. Čia turim kažkokį pastatą. Kas čia yra, aš net neįsivaizduoju. Bet čia įėjimo, kaip matau, nebus. Gerai, dabar judam toliau, pasižiūrėsim, ką čia gero rasim. Traukinukas, jo, yra traukinukas. Čia ateisim paskui. Dabar aš manau, reikia apžiūrėti šitą pastatą. Įdomu. Keistos formos žiauriai. Įdomu, kas ten yra viduj. Čia nemažas toks pastatas. Žiauriai keistos formos. Tiesiai per duris. Įspūdingai, atrodo gana. Čia, kaip supratau, čia buvo įėjimas ir ten. Ar kažkas tai tokio, čia gal net ne įėjimas, čia gal valdymo posto įėjimas. Vau, kiek visko daug. Ten toks kaip įjungimas. O čia valdymas visas tikriausiai buvo. Čia net sužymėti skaičiai. Nuo 0 ligi 5. O ką čia turim? Čia jau pats tas atrakcionas. Bet tai kaip jau važinėdavo. Jo, bet net nelygiai. Viskas taip bele kaip. Žodžiu, tokie kaip traukinukai. Einam pasižiūrėsim, kas ten po apačia. Čia po apačia visas tas pagrindinis rėmas. Jo. O čia irgi nieko gero, čia viskas taip pačiai. Na, žodžiu. Įdomi vieta tikrai. Įdomu pasižiūrėti. Čia paleidimas. Muzikinis ekspresas. Čia parašyta. Pasižiūrim, kas čia per tunelis, man įdomu labai. Nice, atrodo tikrai nice.
Pažiūrim, ar ten kažkas yra iš kitos pusės ar nieko. Ne. Bet tada galim čia užeit. Ok, esam jau viduj. Valdymo postą pilna visokių mygtukų, visokių paleidimo daiktų. O čia tikriausiai sėdėdavo tas, kuris prižiūrėdavo visą tą kalnelį, taus kalnelius. Pedalai. Ai, greitis. 2 pedalai. Avarinis išjungiamas, paleidimas, stabdymas, įtampos kontrolė. Čia net maža rida yra. O čia parašyta rusiškai stop. Pilna visko, visokių rankenų, visko. Dabar pasižiūrim, kas kitoj pusėje yra. Čia žodžiu iš kitos pusės matosi visokie laidai. O čia kompresorius. Gana didelis kompresorius. Čia net neįsivaizduoju, kas per daiktai. Čia dar rūbai kabo kažkieno. Tai va, dabar galim keliauti atgal. Apžiūrėjom šitą namelį nedidelį. O dabar pasižiūrėsim, kas čia per tunelis. Man labai įdomu. Čia visur metalas. Čia kažkokia duobė. Tai kas čia galėjo būti pats traukinukas, nebent jo čia įvarydavo traukinuką, nes nuo bėgių jisai ateina. Tam, kad nelytų lietus, taip toliau ir panašiai. Ir kai nenaudoja, kad jis čia stovėtų. Aš bent jau taip manau. Šitoks jo kaip ir angaras. Galime eiti iki galo, pasižiūrėsim. Ir tenai dar kažkas yra apačioj. Ok, dabar pasižiūrėsim, ką čia apačioj turim. Čia, kaip suprantu, ratai. Gali būti, kad ratai. Iš tikrųjų nežinau tiksliai. Čia visokių daiktų pilna. Kažkokie laidai, dratai. Toks mažas tuneliukas, kambariukas. Žiauriai ankštas. Ir tiesiog sukrauta kažkokios detalės, kažkas tai tokio. Tai va, žodžiu, nieko kaip ir tokio įspūdingo. Ok, galim judėti toliau. Ok, vėl esam ant šito metalinių grindų. Na ir dabar einam atgal ir žiūrėsim, ką dar galim apžiūrėti. Vaizdas tai tikrai labai geras. Man patinka. Atrodo, kad čia viskas veikia taip nesenai. Jeigu dar nebūtų aprūdiję, tai pasakyčiau, kad tikrai veikia. Gerai, galim eiti prie to traukinuko. Tokie keisti bėgiai. Ok, aš per čia biškį. Taigi, esam traukinuke. Čia iš tikro norėčiau atsisėsti, bet nenoriu sėsti, nes purvina labai. Iš tikrųjų, kur norėtųsi, kad jis važiuotų. Ir kaip matau, čia visai smagu būtų pasivažinėti. Jeigu jis važiuotų, tai tikrai žiauriai būtų smagu pasivažinėti. Jo, čia smagu. Bet tik tai 3 žmonės galėdavo sėdėti šitam traukinuke. Kai dabar einam į vidurį. Pasižiūrėsim, koks čia vaizdas. Nice. Gražiai čia viskas atrodo. Čia tikriausiai būdavo ta aikštelė, kur visi sulipdavo. Išvažiuodavo tas traukinukas. Ir čia tikriausiai visi sulipdavo.
Dabar einam pasižiūrėsim, kas ten gero. Ok, čia turim tokią paprastą kaip ir karuselę. Gražiai atrodo viskas. Iš tikrųjų, jisai pagal viską turėjo suktis. OMG. Viskas veikia. Aš taip ir sakiau, kad viskas turi suktis. O čia tikriausiai buvo įėjimas. Čia parašyta karuselė. Irgi kelimo gale 1600 kg. Įeitų skaičius 20. Jo, dabar einam čia pasižiūrėsim, kas čia buvo. Žiauriai geras vaizdas. Tokia didelė erdvė. Čia būdavo tos mašinėlės. Čia kažkada jos važinėdavo. Einam pasižiūrėti, kas tenai. O, va čia ir visos mašinėlės sumestus. Čia visokiausių formų jų būdų. Laidai visokie, detalės, mašinėlės pačios. Aišku, jos visos aprinktos. Čia tikriausiai jas vis tik laikydavo, aš manau. Čia, nežinau. Čia neįsivaizduoju, čia irgi kažkas galbūt buvo. Galbūt ir nebuvo. Ok, lipam. Dabar einam prie šito. Ai, va čia buvo kasa, šitas pastatas, kuris uždarytas. Ok, dabar lipam čia. Prie šito įspūdingai didelio atrakciono. Wow. Apžvalgos ratas. Vietų skaičius 80. Kelimo gale 6800. Neblogai. Tikrai žiauriai gražiai atrodo viskas. O tenai į aukštį tai pakeldavo neblogai. Jo, aukščio tikrai turi. Ir ten dar matot vieną atrakcioną. Čia dar vienas atrakcionas. Čia tokios kaip raketos, kažkas tai tokio. Irgi tikriausiai sukdavosi. Gražiai atrodo. Jo, šitas tai tikrai gerai sukdavosi, aš manau. Po 2 vietas kiekvienam. Jo, iš čia tas ratas žiauriai irgi gerai atrodo. Ten dar viena karuselė. Kažkas tai tokio. Ok, dabar judam atgal. Tikrai gerai atrodo šitas atrakcionas. Bet man tai geriausiai va šitas ratas atrodo. Toks didelis. Na, dabar einam pasižiūrėsim. Ten dar kažkokia karuselė buvo. Čia, kaip sakiau, kasa buvo, nes tam parašyta kasa. Žodžiu, dar viena karuselė. Ten kažkokia aikštelė. Ten irgi kažkas tai kažkada tai būdavo. Čia kažkokios supynės. Žodžiu, čia tai visiškai tuščia. Jo, čia tokia graži teritorija. Dar betono likę. Erdvė tokia nemaža. Iš čia va taip gražiai viskas atrodo. Taigi, čia ir pabaigsim, aš manau. Apvaikščiojom šitą parką.
Na, man jisai patiko, tad jeigu ir jums patiko, spauskit like, prenumeruokit, komentuokit ir lygi kito susitikimo. Let me absorb